Nu ką, bičiuliai, gavome dar vieną naują prekę, o visus mūsų parduodamus automobilius galite rasti mūsų atnaujintoje svetainėje autobrokeris.com, kurioje nuo šiol pateikėme daugiau informacijos apie automobilius. Rasite visų automobilių video apžvalgas ir, kas be ko, rasite mūsų teikiamas aikštelės paslaugas. Jeigu, kaip pavyzdys, norite pastatyti automobilį pas mus, tai galite padaryti be jokių problemų. Taip, Kia Sportage'as neturėjęs eismo įvykių, 2019 metų 6 mėnesio, 1,6 litro, 130 kW benzinas automatas. Galiojanti gamyklinė garantija iki kitų metų birželio mėnesio, taip kad nusipirkus automobilį, nusiperkate jį su gamyklinė garantija ir, kaip sakant, nesukat savo galvos. Taip. Bagažinė erdvi, didelė, su užuolaida. Toliau, ką gero turim. Turime partronikus priekyje gale. LED lempos su ksenonais. Gražus saloniukas, neišdėvėtas, kaip sakant, neda kažkas. Viskas tvarkinga, gražu, miela, malonu. Taip, užeiname į priekį, elektra viskas, vairuotojo sėdynė neišsėdėta, nesuplyšusi. Čia taip pat viskas gražu, čia visur viskas gražu. Po kapotu jokių skysčių nuotykių, variklis neplautas, atvažiavę patys matysit, niekas nei prabėgė, nei nubėgė, nei dar kažkas. Viskas veikia gerai, važiuoja maloniai, automatas veikia be priekaištų, taip kad, nežinau, kaina taip pat gera, garantija yra, kas gali būti geriau. Vairiukas viskas tvarkingas, niekur matot nenudrožta, multifunkcinis, su autopilotu. Taip, automatas, kaip sakiau, šildomos priekinės sėdynės, šildomas vairas, važiavimo režimai, autoholdas, čia kaip prie sankryžų, kas nežinot, sustojus nereikia laikyti ant stabdžių, automobilis stovi pats, iki kol nepaspaudžiat gazo važiuoti. Toliau nuokalnės stabdis, ten išvesti USB, kas čia yra, ką nefokusuoja, išvestos USB jungtis. Galite pasikrauti telefoną, čia va, bevėlis krovimas. Turi start-stop sistemą, linijų palaikymą, ženklų atpažinimą ir turi beveik 107 000 ridos. Nu tai čia tas pats kaip apkatkė padaryta, ne? Toliau, kondicionierius, aišku, klimatronikas, multimedija, navigacija, akinių dėklas, kuris kaip visada pas mane tuščias, pritemstantis veidrodėlis, vakarė jau kažkas iš galo važiuoja, spigina lempom, automatiškai pritemsta, kad neakinti. Taip kad toks automobiliukas, bičiuliai, ir už gerą kainą. Viskas, kas yra automobilyje, viskas veikia be jokių problemų. Kaip sakant, žmonės kitoj savaitėje jau gauna naują automobilį iš salono vėl. Ir šitą atvarė mums parduoti. Automobilio kaina 15 200 €. Kaina negalutinė, dar pasiderėsim. Jeigu domina toks automobilis, važiuojame Autobrokeris Facebookas arba Instagramas, drąsiai rašykite arba skambinkite nurodytų telefono numeriu. Tais pačiais kontaktais susisieksite, jeigu norėtumėt palikti savo automobilį pardavimui mūsų aikštelėje. Padarysime video, pristatysime jūsų automobilį daugiau nei 200 000 auditorijai. Taip kad patikėkit, automobiliai neužsistovi. Svarbiausia, kad, kaip sakant, sutartumėm normalią rinkos kainą, nes būna tokių, kad paskambina, kai užlaužia kainą kokiem 5, 6, 7 tūkstančiam daugiau negu rinkoje tokie automobiliai kainuoja. Tai tada, kaip sakant, man kyla vienas klausimas. Ar norite automobilį pardavinėti, ar jį parduoti? Tai va, būna visokių, kaip sakant, atvejų. Domina, susisiekite vienu ar kitų klausimų, viską aptarsime, galite šitą automobilį rezervuoti nuotoliniu būdu ir atvažiuoti, kada jums patogu, apsimokėti likusią dalį už automobilį ir išvažiuoti savo ramiai namo.
Ačiū uždėmesi, dar šiandien susitiksime ne kartą, bičiuliai. Turėjau čia visokių reikalų irgi, reikėjo truputėlį išbėgti. Dar aprodysiu automobilius, kuriem yra nukritusi kaina netgi po 1000 eurų. Taip kad likite su Važiuojam Autobrokeris, pasispauskite sekti ir netrukus susitiksim.